kuom gali pagelbėti funkcinė medicina? Iki pabaigos gyvenimo turėsiu vartoti vaistus, manęs tai nedžiugina. Kokia yra Lietuvoje situacija su funkcinė medicina? Nori pagalbos ir tie, kurie atidų savo sveikatą, jie nepalieka tai. Profilaktika apsaugo nuo daugybės bėdų. Kaip reikia teisingai gydytis? Algi, o toksai prieš pradedant mūsų esminių pokalbį, kaip jūs šiandien rytą pradėjot? Turite kokius nors ritualus savo? Turiu, kaip be jų. Kokie jie? Principas yra lėtai ir taip suvokiant, kaip aš jaučiuosi. Kad ir ta pati rutina ten, keltis, praustis, aš darau keletą tokių labai juokingų dalykų. Aš, pavyzdžiui, nepuolu pirmą valyti dantų, bet aš darau tokį, senai išmokau Indijoje, kokoso aliejum ilgai teliuskuoti burną. Toks vadinasi tas pulling, tai aš su to pulling. Tai aš ten kelias minutės. O ką tai duoda kokoso aliejus? Ten yra laurinės rūgšties ir yra daug kitų gerų dalykų ir tai papildomai labai atšviežina burnos gleivinę, nes po miego, aišku, ten tą seilių gamybą pamažėjusi. Jo, tikrai, po miego būna ne kažką, atrodo, kad kaip ten yra juokingas posakis, kad katinėlis kažką pridarėsi. Tai aišku, informatyvu iš vienos pusės, kas vyksta mūsų virškinimo sistemoje, kas ten skiriasi, ko neišsiskiria, kiek reikia. Bet tada tokį 50 minučių ir aš tada, aišku, negaliu su nieko kalbėti, kaip suprantat. Vaikštau savo pilnai žandais ir kaip koks ten žvėriukas darau šitaip. Paskui išpjaunu šiltų vandeniu, išskalauju, tada valausi, tada pradedu gerti. Ir gurkšnoju savo maloniai. Tada maloniai gurkšnoju dažniausiai vandenį ir ten kartais būna mineralų įsilašinu. Nes, jeigu filtruotas tas vanduo, taigi ten labai daug nuimama, ne? Taip. Arba ten kartais, jeigu žinau, kad iš vakaro ten truputį padauginau kažkokio judesio su prakaitavimu, tai ten kažkokio magnio ar kokių tai kitų dalykų įsidedu į tą vandenį. Ir taip po truputį. Iš ryto, ne? O jūs sakot mineralų įsilašinant, įdomu labai. Kartais joninių mineralų su folijine rūgštim, kad mineralinis vanduo būtų palanku, bet vilkti buteliais ten tuos butelius į namus ir vėl paskui išnešinėt man nepatinka, tai aš tada tiesiog pasidarau mineralinio namie. Ir taip po truputį, tada aišku, ten mėgstu prasitampyti, jeigu galiu, jeigu nepramiegojau, tai man ypač patinka tempimas, kuris man padeda suvokti. Suvokti ne tik, jeigu šiaip, kažkokiai padėti, tempi save, bet jeigu pasiimi tas gumas, kilpas, tai jau tada labai suvoki, nes jos turi tą amplitudės, galų, pojūčio, tokį, aiškia, tada yra ir to pasipriešinimo minkšto, ir tempimosi. Tai toks kažkoks dalykas. Ir tada, aišku, ten praustis ir šaltas dušas, jeigu dar gera diena, arba, pavyzdžiui, kaip šiandien, reikia eiti į studiją. O aš prieš savaitę sirguliavau. Tai aš suprantu, kad yra toks kažkoks veido pokytis. Tai ką, visada kameroje yra ledukų. Tai tada ledukai. O, tai aš girdžiu čia, šaltas dušas, ledukai, čia iš karto grūdinimuose man tokia aktuali tema įdomi, tai galbūt ką nors domėjotės, pavyzdžiui, iš savo pusės, ar šaltas vanduo, ar tas pats ledas, odai jis yra sveika? Aišku, sveika. Tai visi tie tonizuojantis dalykai, jie veikia ne tik nervų sistemą, dėl ko mes didžiąją dalim tą darom, ar ten imunitetą. Jie veikia, šitą pirmoji kraujagyslės, jų susitraukimą, visokių įjungimą, nes iš miegų pereinam iš būsenos, kaip čia pasakyti, čia lyg aš buvau, lyg nebuvau, ne? Ir čia vėl reikia susirinkti į save visos dienos užduotim, visai tai veiklai, kuri ten nusimato. Tai tam susirinkimui į save ir tokiam, nusiteikimui tikrai labai padeda įvairiais parametrais. O aišku, ten tie poveikiai, tai dabar tiek šalčio, tiek karščio čia yra aukštumoje, labai jos mėgsta. Aš, aišku, pradėjau kažin kada, kai dar apie tokius žodžius kaip longevity ar ten Wim Hofas niekas nebuvo girdėjęs, bet tai yra tik dėka to, kad aš pirmą kartą tą pradėjau labai juokingai. Mano mama grįžo iš Kanados ir parvežė man brošiūrų. Įsivaizduojat, kaip senai tai buvo, dabar pačiai juokinga. Parvežė brošiūrų, kuriuose buvo jaunų
karininkų paruošimo ir savęs priežiūros metodikos. Įsivaizduojat, jaunų karininkų paruošimo metodikos. Ir tai buvo grūdinimosi elementai. Ten būtinai, kad kiekvieną rytą. Ir tada ir pradėjau. Įsivaizduojat, tai buvo, aš mokyklinė buvau dar. Wow. Tai toks kažkoks liko paskui tas. Paskui, aišku, jau atsirado kitokios sampratos išsilavinimo dėka, patirčių dėka, bet pradžia buvo jo tokia. Labai dažnu atveju tinklalaidžių klausytojai yra tik klausytojai, jie nėra prenumeratoriai, todėl mes, podcastų kūrėjai, labai kviečiame jūs dažnai prenumeruoti, paspausti skambutį, uždėti tą patį laiką, pakomentuoti kažką, nes tokiu būdu podcastas yra plačiau girdimas, geriau žinomas ir mes galime kurti jums daug geresnį turinį. Tad kviečiame būtent tai ir padaryti ir gazuojam. Brangus klausytojai, šiandien mano studijoje svečiuojasi Algė Ivaškevičė. Jinai yra gydytoja, aš galbūt pasakysiu tokiu vienu žodžiu, bet jinai netrukus ir pati prisistatys. Turiu didelės garbės šiandien su jie pabendrauti ir mūsų pokalbio tema, su tokia gražia, nuostabia įžanga, įvedančia vėl mus į šiokį tokį sveikatingumo pažinimą, mūsų kūno pažinimą, gyvenimo kokybės pagerinimą. Mūsų tema šiandien bus apie funkcinę mediciną. Tai yra vėl, galbūt kažkam tai atrodo labai elementarus ir pakankamai galbūt aiškesnis terminas, negu, tarkime, praeito pokalbio metu buvo, reiškės, endobiogenika, tai visiškai teisingai, bet taipogi turintis daug niuansų, turintis daug sričių, turintis daug už ir prieš, turintis įvairių strategijų ir netgi galbūt ateities medicinos pokyčių. Tai apie tai viską, bet žinoma, viskas vėl siejasi ir sukasi aplink mūsų brangę ir mylimą ir tuo pačiu neretai apleidžiamą sveikatą. Tai dar truputėlį apie jūs, Alge, kaip jūs save traktuojate, kokia yra jūsų specialybė? Na, bazėje, aišku, aš vis tiek gydytoja, nes tai ir pagrindinis išsilavinimas ir ta veikla, kuri daugiametė. O funkcinė medicina jau toks dalykas, kuris atsirado gerokai vėliau, palaipsniui ir, dabar, aišku, tai jau yra būdas, kaip aš užsiimu medicinos praktiką. O tai yra kaip specialybė funkcinės medicinos, jūs kas esate? Specialistė? Specialistė, taip reikia sakyti. Tai yra sertifikuota specialistė. Dabar pavadinimai, čia labai paprasta yra. Lietuvoje funkcinės medicinos nėra kaip po tokios ir dėl labai paprastų dalykų. Dėl to, kad tokių specialistų kol kas neruošia universitetai. Taip. O tai yra po diplominės studijos, aš kiek jau esi baigusi ir aš mokiausi Amerikoje, ten, kur, funkcinės medicinos institute, kur praėjus tam tikrus kelis modulius, yra praktikinis egzaminas, paskui tas siaubingasis teorinis egzaminas. Jis tikrai siaubingas. Kodėl jis siaubingas? Pavyzdžiui, aš įsivaizduodama, kad aš taip nuoširdžiai mokiausi ir priedo, ne pirmą kartą mokaisi, tik papildai žinias, papildai gilesniam fiziologiniam, biocheminiam, dar kitom žiniom. Aišku, ir kai to, ko nežinojau, nes to nesimokinom. Aš iš pirmo karto neišlaikiau, nes egzaminas yra 4 valandų non-stop. 4 valandų non-stop ir klausimai pilasi viens po kito. Tai arba moki, arba ne, ten galvot jau nebelabai lieka daug laiko. Tai aišku, ten apverkiau visiems pečius iš eilės ir taip toliau. Ir jeigu ne COVID-as, turbūt ir būčiau neišlaikiusi, man taip atrodo, nes jie pasunkina po kurio laiko. Ir perdaro viską iš naujo ten, aišku. Ir tada tiesiog buvo, kol suorganizavo sistemą egzaminavimus, aš turėjau papildomus beveik 3 mėnesius. Tai tas, toks aršus mokymasis davė savo. Bet čia, ne apie tai, kad kaip sunku buvo, bet apie tai, kad apie ką ta funkcinė medicina. O tarp kitko, Amerikoje jau ruošia universitetai specialistus, tokius diplomuotus, kaip funkcinės medicinos. Dabar, nes sakot, Lietuvoje dar neruošia kol kas? Neruošia ir gal ir neruoš, todėl kad tai yra iš vienos pusės ganėtinai prabangus dalykas turėti labai individualizuotus žmonės, individualizuotai išmanančius apie gyvensenos dalykus. Ne tai, kad bendriniai. Pas mus ruošia gyvensenos specialistus. Ir aš manau, kad nedideliai šaliai to puikiai pakanka. Jie yra puikiai pagalba šeimos gydytojam, specialistam visiems. O čia yra, toks, sakyčiau, prabangos dalykas, nes mes galim individualizuoti visas siūlomas gyvensenos intervencijas, viską, ką mes ten norim žmogui rekomenduoti. Tai yra poilsis, miegas, atsistatymas, judėjimas, koksai judėjimas, kokia mityba,
parinkti individualiai, nebendriniai. Čia nebendrinės rekomendacijos, papildymas ir viso to papildomi ištyrimai, kurie leis, pasakyti, kad būtent tai ir tiek. Tai va čia ir yra, tas toks funkcinės medicinos laukas. Tai, kad viskas funkcionuotų iš esmės. Galima dėti lygybės ženklą tarp funkcinės medicinos ir personalizuotos medicinos. Tai yra toksai dar aiškesnis žodis, kuomet mes suprantame, kad tai bus individualizuotas gydymas, ar nežinau, kas tai bebūtų, jūs dar papasakosite, kas yra funkcinė medicina iš praktinės pusės, pagal mane. Taip. Pagal individualų žmogų. Taip, ne? Nes tame ir yra į vertė šito metodo. Funkcinės medicinos. Kad galima labai individualiai. Nes, patys suprantate, šio laikinės galimybės ištyrimo, tai yra, tiesiog artėja prie tikrai fantastikos ribų. Ką mes galime apie žmogų, jo genetiką, jo apykaitą, metabolinį foną, polinkius sužinoti. Tai yra labai, labai, labai daug. Vien kiek mikrobiotos jau žinių turim, kas gyvena viduje, kas tenai pas mus, ką veikia. Tai visą tą sudėjus, kad kokybė būtų išvadų pritaikoma, jinai ir turi būti individualizuota, nes čiagi ne iš smalsumo pažiūrim. Pas mane tiek to, ką su tuo darysim. Va čia kyla klausimai. Gerai, Algė, tai dar kartelį tada. Funkcinė medicina, aš kaip suprantu, tai yra individualizuoti, reiškia ir personalizuoti pagal asmenį. Kas? Atsakymai, tyrimai, ar galbūt gydymas pats. Dabar konkrečiai jau, kaip veikia funkcinė medicina? Veikia paprastai. Žmogus pasirodo su savo kažkokiom užduotim ir klausimais ir dažniausiai su kažkokiais nusiskundimais. Man jau 3 metus niekaip migrenos visų šeinas skausmas. Tęsiasi. Arba ateina, aš gydausi, labai dažna situacija, aš gydausi, vartoju medikamentus, yra efektas, pakankamas ar nepakankamas, bet aš kai pagalvoju apie perspektyvą, kad aš, tarkim, nuo 25 metų iki pabaigos gyvenimo turėsiu vartoti vaistus, manęs tai nedžiugina. Gal galima kažką daryti. Ir čia ir yra ta, didžiulė erdvė, kurioje mes ir žiūrim. Kiek galima padaryti kitais metodais, greta medikamentų, o gal palaipsniui ir vietoj medikamentų. Gerų atvejų vietoj. Ne visada tai pavyksta, bet vien tai, kad sustabdoma dozių kilimas, pridėtinių medikamentų naudojimas jau yra didžiulis pasiekimas. Jau nekalbant apie gyvenimo kokybę ir tai, kad viskas, ką mes padarom toj srity, toj gyvensenoj, tai prisideda prie bendros sveikatos. Nes dabar taip atskirai, sveikatintis irgi yra puiki strategija. Pasirinkau ir pirmin. Bet jeigu jinai yra individualizuota, jinai apima labiausiai, kaip sakoma, tavo Achilo kulnus. O ten, kur pas tave galbūt ne pati palankiausia situacija, genetiškai kortos netos iškrito. Reikia susižiūrėti. Nes jeigu laikysies tų bendrų, tai 80 ten turbūt procentų pataikysi, viskas bus tvarkoj. Bet kai kas gali ir netikti. Bet jūs norite pasakyti, kad dabar yra tiek viskas pažengę, kad tikrai galima individualizuotai prieiti ir duoti tau tą, sakykime, formulę sveikos gyvensenos ar to sveikesnio kūno? Tikrai stipriai galim individualizuoti. Yra, aišku, riba visam tam, nes, yra dalykų, kur tiesiog tenka suvokti, kad tai yra mano, tam tikra silpnoji zona, kur aš negaliu savo kažko leisti. Tai liks tik kaip apribojimas, bet šiaip tai bus jau labai daug, nes jau labai žinosi, kad, kai kur aš galiu sau duoti laisvių ten, tarkim, mitybinių, o su toksinėm medžiagom, pavyzdžiui, alkoholiu, ne, čia ne man. Nes man tai turės didesnės pasiekmes negu kažkam. O kaip, mesgi žmogiškos būtybės, mes apsidairom, žiūrėk, tas vartoja, jam nieko ir man turbūt nieko. Taip. Ir panašiai. Tai čia, tas, arba labai dažnai kyla klausimai apie pakaitinę hormoninę terapiją. Vyra, moterim, ne? Taip. Ir puikus dalykas, kai jinai sprendžia daug problemų, bet labai norisi, kad tai būtų maksimaliai saugiai. O kad maksimaliai saugiai, mes turim, vis tik individualiai žiūrėti tos moters polinkius, genetinius polinkius ir kokie skilimo produktai susidaro tiek įvedus į ją hormoninius preparatus, nesvarbu, geriamus, leidžiamus, tepamus, purškiamus ir panašiai, ne? Kokie tie skilimo produktai, nes vieni jų yra labiau
kancerogeniški, onkogeniški. Ir reikia žiūrėti, ar jinai to rizikos grupė ir tada labai atidžiai matuoti ir aišku žmogų informuoti. Nes kita galbūt tada sakys, ne. Tada aš kitais būdais. Algi, o kodėl tai yra aktualu iš principo? Vat kodėl mes šiandien susirinkome apie tai pakalbėti, tarkime, arba, įsivaizduokit, jūs dabar esat viena iš tų, kuri to išeis ant scenos ir turi 2 minutės pasakyti, kodėl jūsų pasirinkta tema yra svarbi šiai dienai. Kodėl mums Lietuvoje tai svarbu žinoti ir girdėti? Kodėl tai yra aktualu? Apskritai galbūt, sakykime, į tą sveikatos sistemą visą įviniojus ir žmonės, kad plačiau tai matytų. Dažniausiai tai yra pacientų nepasitenkinimo dalis, kad nėra personalizuoto prieimo prie jų. Ir jie tuo labiausiai skundžiasi. Ir tą suvokdami, tarkim, jau ir universitetiniai pajėgumai yra įjungti į pasiruošimus, kaip personalizuoti dabartinę mediciną. Mačiau pasirodė aptarimai po diskusijų, kiek reiktų Lietuvai investuoti į sveikatos sistemos pokytį, kad padaryti ją personalizuotą. Bandymų tam tikrose zonose jau yra labai. Pavyzdžiui, genetiniai tyrimai leidžia šiek tiek personalizuoti onkologinių pacientų gydymą. Taip. Bet lygiai tas pats galioja daugybėj kitų, ne tik šitoj srity, o atsiradus biologiniam preparatam, bioterapijom, kurie tai yra labai brangus gydymas, tai turbūt logiškiausia būtų personalizuoti, atrenkant tinkamiausią gydymą pagal pacientą. Nes tai yra didžiuliai kaštai valstybei. Taip, tai yra milžiniškas. Čia iš karto eina kalba, mąstom aplinkui, tai kad tai kainuoja. Ta prasme, sirgti žmogui, valstybei kainuoja. Ir tai kainuoja didžiulis pinigus ten. Aš kiek domėjausi Jungtinėse valstijose, tai ten trilijonais, dolerių per metus, kalbant apie visus susirgimus, ypatingai apie chroniškus, apie lėtinius. Apie lėtinius. Bet tarkim, aš mačiau, kad kalbėjo iš Žalsmų atstovas profesorius Kupčinskas su Vilniaus universiteto ir ministerijų atstovais, nes tai didžiulis svarstymas, ar gali bent į tą lygį, ką pasiturinčios šalys išeiti personalizavimo. Nes tai aišku, kas tai reikš ir genetinio tikrinimo, genetinio testavimo, laboratorinių tyrimų poreikis išauks, subtilesnių, tai nebus tik bendras kraujo tyrimas, lipidograma, gliukozė ir, iš esmės galima ir su jais išsisukti. Tai nebus didis individualizavimas, bet jau bus pakankamai gerai. Tai bandoma pirmoji padaryti, jau man atrodo ir net padarytos tos galimybių studijos, kiek reikėtų, kiek tai kainuotų pradėti ruošti medikus atitinkamai, nes mūsųgi neruošia tam individualizavimui. Mūsų ruošia ligų gydymui, konkrečiai ligų gydymų. O tarpinių būsenų iki ligos nei korekcijai, nei rekomendacijų ypatumams toliau negu, tarkim, nurodyta gairėse, pavyzdžiui, kardiologų gairėse. Nurodyta, jeigu dislipidemija, kiek reikia judėti, ten 150 minučių per savaitę to ir to. Jūs pats, dirbdamas su kūnu, suprantat, kad tai yra tik bendrinė rekomendacija. O konkretika? Kam kiek, iki kur, kada, kokiais intervalais, kaip kelti. Ir kaip prisitaikyti prie žmogaus ne tik startinės pozicijos, iš kurios jis pradeda, bet ir jau prie jo esančių užkauptų tų situacijų. Padidėjęs, pavyzdžiui, kraujospūdis ir dar kažkas suskiliaukia. Arba ten padidėjęs kraujospūdis ir dislipidemija. Jam daugiau judėti ar mažiau? Jam labiau kelt pulsą ar lėčiau? Ar jį kaip tik saugoti? Prasideda konkretus klausimai. Tai čia ir yra įdomioji ta dalis, kad čia ir būtų ta personalizacija. Ir ką nepaimsi kiekvieną sritį? Mityba vėl. Vieni nori to, kiti nori to. Aišku, mes adaptyvios būtybės prisitaikysim prie keiščiausių dalykų. Čia, kaip sako, kūnas atlaikys. Stebėsis, ką čia šeimininkas šiandien sumanė. Bet, taip. Jo, iš tiesų šiais laikais mes to individualumo norime. Aš kaip treneris irgi matau tą augančią paklausą ir individualių treniruočių iš principo, nes žmogus tiesiog nori, kad būtų pagal jį šiek tiek pritaikyta ir tas pats testavimas atitinkamas sportinis ir panašiai. Tai darykime išvadą, kad reiškia būtent funkcinės medicinos, kaip personalizuotos medicinos aktualumas tiesiog ir išplaukia iš pavadinimo, kad
žmonėms trūksta asmeninio prieimo. Ir aš šitoje vietoje nematau nieko kito, kad iš ties, jeigu mes sveikatos sistemoje turėtume va tokį personalizuotą, aš nežinau, kaip tai turėtų atrodyti, ar tai bus tiesiog sukurta, N kabinetų su specialistais tokiais, kurie tikrai, va, sakykime, mes dabar turime, ateiname į polikliniką, mes turime šeimos gydytoją, kuri ten, pas vieną, pas tą ten turi palaukti 3 mėnesius, ten pas kitą 4 ir tai yra tik vienas. Taip. O čia aš dabar matyčiau, kad va, tokių specialistų paruoštų mes turime kokius Vilniuje kokius 500 ir tie visi 500 gali praktiškai bet kokiu klausimu tave priimti. Taip aš globaliai kalbu, jūs mane pataisykit, ar aš klystu. Tarkime, ateina pas Algę, skundžiasi bet kokiu klausimu. Man va ten anas. Ir jūs pasirūpinate viskuo, kad tas žmogus kažkaip tai, aš nežinau, gautų jau iš jūsų galutinį atsakymą kažkokį tai. Ar tai yra įmanoma? Aš suprantu dabar pagalvoju, kaip su traumatologu, su traumas, va čia jau jaučiu truputį kitaip, va tie tokie, kur tikrai mūsų šiuolaikinė, ta konvencinė medicina, kaip mes vadiname, ten, kur yra, sakykime, reanimacija, kur chirurgija, kur traumatologija, pirmoji skubioji pagalba, čia jau tikriausiai mes nieko labai neprižaisime, neprigalvosime, kalbant apie funkcinę mediciną, ar irgi galėtų pagelbėti šioje vietoje. Bet visur, kur yra diagnostika, žmonės, juk manau, kad 80% ateina būtent to į poliklinikas ir į visokias gydymo įstaigas, kad jie kažkom skundžiasi. Tai va čia tikriausiai padėtų labai. Čia ir yra tas skirtumas, ar jis ateina, ar jau jį atveža. Ne? Tai jeigu jau atvažiavo, tai yra skubi, netidėliotina situacija, reikalaujanti intervencijos, tai jinai ištinka kažkada gyvenime dažna ir tai yra ir tvarkoma, o paskui išleidžiama. Atsako ortopedai. Jiegi irgi dirba dabar komandose. Tam yra ruošiami gydytojai, reabilitologai, tam yra krūva sporto medicinos gydytojų, kineziterapeutai. Aišku, palankiausia būtų, jeigu mes galėtumėm paruošti mūsų tuos specialistus, kurie kasdien priiminėja savuosius pacientus, ypač šeimos gydytojus, kad jie galėtų vis labiau individualizuoti. Ir dalis jų deda labai daug asmeninių pastangų, kad įgytų papildomo išsilavinimo. Bet, tarkim, kol tai neįėję į sistemą, dėl darbo krūvio yra įspūdingai sunku. Nes, jeigu atskirai mokaisi, kaip ant to užsidėti tos funkcinės medicinos, ten tų mitybos planų, suvokti aplamai giliau apie medžiagų apykaitą, apie hormoninį tą foną, ne tik diagnostikai, vaistų derinimui, bet ir tokiam subtilesniam suvokimui. Koks tas fonas? Ar jį galim kažkom pakoreguoti į vieną ar į kitą pusę, ne iki medikamentų? Kad nebūtų nusiskundimo. Jau man pasakė, prasidėjo autoimuninis ten Hashimoto tiroiditas, bet tyrimai geri, tai ką man dabar laukti? Nes kol kas neskirs medikamento, pakaitinio hormono, kol hormonų pakanka. Ir išeina nustebę pacientės, tai negi man dabar laukti ir nieko nedaryti. Va čia jau būtų ta zona, o ką daryti? O ką daryti vis tiek? Nes jeigu procesas prasidėjo, reikia stengtis jį paveikti, reikia dėti pastangas. Ir suvokti, kas jį paleido, dar gerai būtų. Nes dabar mes labai daug turim etiologiją nežinomą. Ir tai kaip ir mūsų daktarus atlaisvina nuo atsakomybės. Nežinom, nuo ko prasidėjo. O kai jau reiks, tada pradėsim medikamentų. Tai yra didžiulė erdvė, dėl kurioje žmonės nori pagalbos. Ir tie, kurie atidus savo sveikatai, jie nepalieka taip. Tai negi dabar ir lauksiu. Tada kreipinys būna į daktarą Google. O tada jau gali ir patekti į visokias įdomias situacijas. Taip. Nes kartais gerai pataiko, kartais labai keistai pataiko ir tai ilgam kartais patiki. Google'as yra gerai, tik tai kai moki su juo elgtis ir kai žinai, ką ieškoti. Kai žinai, ko ieškoti ir paskui dar kitas dalykas, jeigu, mesgi visi žmonės, tai sugalvojam kartais, kad šitas man nepatinka, nes čia per daug visko daryti reikia. Čia yra iškart krūva gudryščių, tai iš viso ten to protokolo, ten to algoritmo ar ko, išsirenki ką? Išsirenki papildus, nes išgerti juos visai patogu. Dar pridedi papildų, kuriuos girdėjai kažkas sako gerai.
Na ir dar kokį vieną kitą dalyką, ne, mitybinį vieną kitą. Ten dažniausiai būna pašalinu glitimą ir pašalinu laktozę. Ir, jau padariau, jau atseit padariau. Toks vat. Jo. Alge, o jūs vat paminėjote jau ten kelias rytis, tokius įdomius vat tyrimo laukus. Tai vat galite išvardinti, kuom gali pagelbėti funkcinė medicina, personalizuota medicina žmogui, kuris kreipiasi į Algę arba į kažką tai kitą funkcinės medicinos specialistą. Vat. Koks yra tas laukas visas apskritai, kokios yra ribos tyrimų? Tai su tyrimais, jau dabar aš supratau, kad čia yra begalybė, dėl to tapau truputį atsargesnė, vis tik orientuojantis į tai, kur geriausias pritaikymas, tiksliausias pritaikymas pagal tyrimų rezultatus. Na, pavyzdžiui, jeigu mes ištiriam hormoninį foną, kraujyje, tarkim, ateina moteris perimenopauziją ir svarsto. Jau kažkokie nesklandumai, noriu korekcijos, bet nežinau, ar tinka, ar pradėti, ar nepradėti. Turiu baimių, pasiskaičiau apie nepageidaujamus visokius dalykus. Na ką, tai tada maksimalus ištyrimas būtų ne vien kraujyje plaukiantis hormonai tam tikromis dienomis, bet ir dar kitas fonas. Tai yra antinkščių hormonų fonas, nes jie irgi kinta. Perimenopauzėje, menopauzėje, šiaip ir pas vyrus amžėjant kinta pas visus. Skydliaukės hormonų fonas. Papildomai, ką mes žiūrime, kaip jie kūne elgiasi tie savi hormonai, kaip jie skyla, kokios jų skilimo medžiagos. Metaboliniai procesai. Taip, metaboliniai procesai. Įvairiuose. Nes ten jau dalyvauja kepenys, dalyvauja, aišku, svarbu tulžies sudėtis, žarnynas. Ten gali įvykti procesų, kurie pakreipia tuos skilimo produktus į mažiau palankę pusę, nes dalis, tų medžiagų tampa švelniai onkogeniškos, tarkim, tai jų didinimas būtų nepalankus. O čia jau iš karto atsiranda supratimas, kad jeigu kelsim, tai tik tai tada, kai truks. Tarkim, neskatinsim per anksti iki jaunatviškų dozių, nesieksim pakelti estrogenų tos moters, nes tai jai gali būti rizikinga ilgainiui. Ne per metus, aišku, taip toliau. Sužiūrim šitus dalykus. Arba ateina ir sako, viskas man gerai, aš nenoriu jokios pakaitinės, bet nesuprantu, kas darosi su miegu. Miegas yra blogas, susikaupimas yra blogas. Tada, užsiimam to zonos tyrinėjimu. Vėlgi, nuo hormoninio kortizolis, melatoninas, kaip šitie du veikia, ar pakanka, ar jeigu jie nepakankami, ir tada jau ką daryti su jų nuokrypiais, jau čia gyvensena. Kada gulam, ką iki miego darom, kokia turi būti diena, kad tas melatoninas taptų adekvatus bent užmigimui pakankamas. Ar jo pildom. Kitas dalykas, aišku, ką daryti, jeigu jau kortizolio ten tos kreivės visiškai keistos ir dieną ir naktį ankstokai pakyla, ne visai paryčiais, o jau trečią staiga stačios akis. Tai, visi dalykai tada ta linkme taisomi, tvarkomi. Ir aišku, mes pradedam jau tikrai ne nuo hormonų korekcijos, o pradedam nuo to, ką žmogus gali savom jėgom. O savom jėgom, labai daug gali. Beveik turbūt 95% gali labai daug pakeisti. Jūs dabar išvardinot labai gražius pavyzdžius, miegą paėmėte, pakaitinę hormonų terapiją, bet mes kalbame apie hormoninius, tokius lauko tyrimus, vieną zoną. O dar kokie ten, sakykime, fermentai, neurologinės, ten kažkokios neurologiniai dalykai, onkologinės galbūt ląstelių ten lygmenį, gal raumenyną kažkaip ten, sąnarių būklę. Bendradarbiaujam su krūva specialistų, nes negali būti vienoje specialybėje, kuri tokia virš specialybė, Tai yra tiesiog funkcinė medicina labai derinasi prie specialistų darbo. Tai jeigu kalbam apie sąnarius, apie raiščius, apie visas struktūras, tas nešančias struktūras, tai čia labai glaudus bendradarbiavimas, aišku, yra su chirurgais ortopedais, nes, vis tik tai jie duoda informacijos, dėl ko konkrečiai kažkam yra nuolatiniai nugaros skausmai ir tai yra didžiulis kliuvinys judėjimui, sportavimui, darbui, miegojimui ir panašiai. Tai
čia, aišku, iš jų ateina informacija, bet paskui aplink tą mes turim padaryti viską, kad būtų medžiagų pirmoje eilėje, kad būtų pakankamai hidratuota, kad stuburo struktūrinės dalys ir mineralų, kad stuburo struktūrinės dalys būtų geriausioje būsenoje, tai yra ir tarpslanksteliniai diskai, nes kažkodėl jie vieniem nuo paprasto sėdėjimo ir žiūrėjimo į ekraną pradeda keistis, o kiti gali būti imtynininkais ir jiem nieko nenutinka. Ne? Tai mes turim jau nevienodas situacijas. Lygiai tas pats, ar tai yra tie vadinami senėjimo dalykai, pavyzdžiui, kaip dabar žmonės anksčiau sakydavo, užkalkėjo arba, pas mane jau sukalkėjo slanksteliai. Ir taip jau yra iš kaulo. Dar jie apkalkėjo, ataugos pasidarė, būdavo madau sakyti ataugos. Tai va visi šitie dalykai, jie turi medicininius pavadinimus ir su šitais mes galim gerokai padirbėti. Pirmoje eilėje sustabdyti jų augimą ir čia jau bus daug ir mitybinių pokyčių. Jie ne šiaip savo ten atsideda, jie palankiom sąlygom, kaip sakoma, ten pradeda apsigyventi. Dažniausiai tai būna derinys, netinkama mityba, nejudrumas. Tokie du ne. Bet, tai dabar jau supratau, truputėlį paaiškėjo vaizdas. Sakykime, kai imam tokį sudėtingesnį kažkokį, tai, sakykime, ten tai, ką galima paimti iš kraujo plazmos, iš kraujo ten, imti ten labiau, ten liaukų kažkokių antinkščių, ten visokius dalykus. Ten yra tyrimai, kur, sakykime, ten jau laboratorijų, bet kada mes turime kažkokią, sakykime, sąnarių problemą, kaip jūs dabar paminėjote, arba dar kažką reiškia, mes turime, kažkokio tai ortopedo, traumatologo ar magnetinio rezonanso specialisto išvadą. Jūs su tą išvadą žiūrite ir jūs ją galite giliau apdirbti ir suprasti, kaip ją galima atitolinti, pagerinti ilgalaikėje perspektyvoje, kartu ir su tuo kažkokiu tai degeneraciniu, sakykime, gyjimu, kuris jau yra paskirtas kažkokio tai sporto medicinos gydytojo, tarkime, arba ten kažkokio kitokio, plus jūsų, sakykime, tyrimų išvados, kurios gali dar labiau tą atitolinti, pagerinti, apvilkti, čia jau kalbant apie visokias medžiagas, kaip papildyti, kaip mitybą pakoreguoti, kaip gyventi. Vat labai dažna situacija. Žmonės dėl nugaros skausmų ateina pas kineziterapeutą. Pas kineziterapeutą atėjo ir dirba, augina raumenyną. Auga tas raumo, bet yra krūva dalykų, kurie vis tiek veikia į nepalankę pusę. Pavyzdžiui, svorio centro keitimasis dėl to, kad visceralinių pilvinių riebalų didėja. Tai kur tas svorio centras? Kiekviena nėščioji supranta, kur jisai tenai būna. Lygiai tas pats su virškinimo problemom. Tai jeigu yra nuolatinis pūtimas, blogas virškinimas ten ir dar pilvinių riebalų didėjimas, vėlgi tas svorio centras kur? Tas pilvas išsikišęs ir skundžiasi, sako, ryte aš galiu apsirengti, vakare aš jau tik tai laisvais rūbais. Tai visi tie dalykai irgi veiks, tai jos lygiai taip pat reikia sutvarkyti, kad jie būtų, kuo palankesni, kad viskas funkcionuotų. Antraip iš kineziterapeuto, neišeisi. Visą likusį gyvenimą, kas antrą dieną pas kineziterapeutą ir bandysi vien nugaros raumenim arba vien kitais raumenim išlaikyti tą dalyką, bet bus prieš veikiančių jėgų, kaip svorio centro kitimas, nepalankus uždegiminiai procesai. Pavyzdžiui, tie visceraliniai pilviniai riebalai aplink organus, jie ten savo slaptas laboratorijas paleidę, gamina ko nereikia mūsų sveikatai, tai jie tikrai pasunkins tą darbą, kurį jūs nuoširdžiai dirbat, vaikščiodami ir kartu su kineziterapeutu ar treneriu dirbat. Bet jeigu jūs įjungsit kelis dalykus, mitybos korekcija, susitvarkysit mikrobiotą su mityba, su papildais, su gerosiom bakterijom ar be jų, jau jūs dar vieną įjungėt galingą mechanizmą. Ir tada, jeigu pilvas prisisiurbęs prie ten, kuris turi būti prisisiurbęs, aišku, ir jūsų treneris džiaugsis ir visiems bus gerai. Žiūrėkit. Pavyzdys. Atvejais. Aš buvau pas asmeninį trenerį, pasiėmiau porą pamokų, man sudarė sporto programą, čia aš pavyzdys, įsivaizduokime, aš esu paprastas tai jo. Man sudarė sporto programą, jinai yra, wow, kaip faina sporto programa, po savaitės jinai jau guli stalčiuje, eina savo, sunku, ne, aš čia darysiu, tingiu, nenoriu, o noriu numesti svorio. Nuėjau pas mitybos specialistą, pas Edvardą Grišiną.
Tai teisingai. Jo, jisai pas mus irgi buvo. Beje, jūs irgi labai gerai pažįstat. Jisai man sudarė konsultaciją, padarė mitybos planą, sakykime, nes aš noriu greitos piliulės, duokit man mitybos planą. Mitybos planas fainas, geras, wow, 2 dienos nuostabu, laikausi, po to eina savo gaminti, kiekvieną dieną skaičiuoti, žiūrėti, valgyti, ko galbūt nenoriu ir panašiai. Tingiu, nenoriu. Einu pas Algę į funkcinės medicinos specialistės kabinetą ir sakau, Algė, aš noriu numesti svorio. Kaip jūs man padėsit šitoje vietoje? Sakau, mesk. Ne, sakysiu, va, aš moku pinigus, jūs man turite dabar kažką tai ištirti, padaryti, parodyti, kad aš pasiekčiau savo norimų rezultatų. Pokalbis gali būti ganėtinai brutalus. Mandagiai brutalus. Nes jis bus apie tai, kam jūs tą darote, kam jūs valgote daugiau negu reikia jūsų, normaliam svoriui ir nuoširdus tame, su pilna atjauta. Taip. Nes pirmą reikia suvokti, kam jūs tą darote. Jau Edvardas įdėjo darbo, sustatė viską. Turbūt ne 1 valandą plūkėsi, kol suruošė, kol apgalvojo, įsigilino į jūsų parametrus, į jūsų siekius ir poreikius, apžiūrėjo, ištyrė, ne? Ir dabar, jeigu jūs jau turit 1 bandymą, 2 bandymą, vis tik tai reiškia, kad daugiau jėgų yra veikiančių jūsų pasirinkimu, sąmoningu ar nesąmoningu, čia nesvarbu. Bet jūsų pasirinkimu, kad dėl kažko tai aš linkęs tęsti, ką dariau. Ir tai labai svarbu. Nes būtų gėda neužskaityti žmogaus poreikio. Gal tai jo nusiraminimo būdas, gal tai jo atsipalaidavimo būdas. O aš taiga jam sakau, baig čia atsipalaiduoti, susirink į kažkokį rišlesnį padarą ir pirmin daryti namų darbų. Tai ir daro 2 dienas, kol atsimena mano prispaudimą. Tai aš aišku šaržuoju, bet daugėjant viršsvorio, daugėjant metabolinių tų nuokrypių, vis tiek norisi suprasti, kam mes tą darom. Dėl to buvo labai sunku priimti tą informaciją, kai mums vienas iš dėstytojų tiesiai šviesiai sakė, jis visą tą ir sakė situaciją. Jūs, sako, susidursit su daugybė pacientų, kurie nelinkę ko nors keisti arba daryti pokyčio vardan hipotetinės ateities. Kad jūs būsit ten gražus, sveikas, lieknas ir taip toliau, ateityje. Vietoj to komforto, kurį jis kasdien socialiai priimtinom priemonėm patiria taip. Nusipirkti maisto dabargi nėra lengviau, ne? Taip. Ir nebrangaus maisto. Ir kiek noriu, ir ko noriu, ir kada noriu, ir kaip noriu, ir ką noriu, visiškai darau, ką noriu. Skaniai. Aha, buvo skanu. Tai reiškia atsisakyti šito komforto, kuris nesvarbu visiškai, kad jisai truks tik 10-15 minučių, po kurių dažnas ten pradėjau plaktis. Kad nesąmonė padėjau, daugiau nieko taip nedarysiu. Arba 30 minučių vardan tolimos hipotetinės ateities. Beveik niekas taip, nemasto. Čia, galim žmonės finansuose kartais taip mąstyti, kad taip investuosiu. Ir kai kurie jau susivokė, kad reikia daryti kažką dabar. Ir tas kažkas, nebus tas pats, ką aš dariau. Tai bus visiškai kas kita ir gali būti, kad kurį laiką man nepatiks. Kurį laiką man visiškai nepatiks. Čia iškart reikia nusiteikti su to, kad bus dalykų, kurie nepatiks ir labai nuoširdžiai, nemarinuojant kliento laiko ir pinigų, sakyti, jeigu nenusiteikęs, jeigu dabar yra gyvenimo aplinkybės, kad jūs negalit savo leisti pokyčio. Jeigu jūsų gyvenimas vienas pokytis, ten kažkas serga, turit slaugomus slaugos namuose, tėvus nežinot, pas kurį pirmiau bėgti, vaikus išdalinti į mokyklas, uždirbti pinigų, dar karjeriniai siekiai, dar santykiuose per šitą perkrūvį kažkokie neramumai. O jūs dar iš nevilties numatyt pataisys viską mano svorio metimas. Bet gerai, tarkim, gal ne taip blogai. Jūs dabar supratau visą, kad jūs ir kaip psichologus ruošia taip pat. Jūs kalbatės, tikslus įsiaiškinate, visą kitą, kam, kodėl.
ar tikrai, ar tikrai to reikia ir panašiai, ar tu nemyli savo kūno ir visą kitą. Bet, sakykime, imkime gražią situaciją, kad visi šitie klausimai yra atsakyti, tikslai yra, viskas yra faina, jūsų šiaip tokie praktiniai veiksmai, imamės. Ir ką jūs tada galėtumėte padaryti, Tada žiūrim, kas žmogui lengviausia. Kas lengviausia? Kai kam galbūt lengviausia atsisakyti vieno dalyko ir jį pakeisti kažkuo. Tarkim, pašalinti saldumynus, tik saldumynus. Saldžius gėrimus, ledus, bandeles, saldintą maistą. Pirmas žingsnis. Ir jį pakeisti pilnavertiškesniu. Jeigu ten mes nekalbam apie greitą poreikį numest svorio dėl to, kad ten reikia operuoti kelią ir dabar negali jo operuoti, tai tokio dažnai pakanka jau apsiprasti su pilnavertiškesnė mityba ir nuimti tą kompulsinį tokį, stverti tą saldumyną pirmą progą. Truputį neramiau, truputį susikaupt sunkiau, truputį sutikau kažką kompaniją ir iš karto, pirmas daiktas saldumynas. Atpranta nuo šito, dažnai tai būna jau pirmas žmogaus didelis toks užskaitimas, aš galiu, tokių savų pasiekimų, labai nuoširdus džiaugsmas. Aš galiu ir nieko man, aš labai lengvai galiu. Čia, žinot, gyvenime už šitus pasiekimus niekas nebeduoda, nei diplomo, nei ten, kad pirmą klasę sveikinu baigėjai neateina su gėlėm ir dovanom, tai čia reikia pasidžiaugti pačiam. Ir kartais tokių paprastų dalykų ir kitas, baikit valgyti iki tokios ir tokios valandos. Arba kartais tai bus pirma pakopa, mitybos planas palauks, laikot jį, padedat, jis tikrai pravers. Dabar, tarkim, po vakarienės viskas, išsivalė dantis ir daugiau nieko. Vakarienė jūsų bendražiniai 18 valandą laisvai veikti visą tą laiką, ką tik norit. Dažnam tai jau bus daugiau negu pakankama. Jo, šitos rekomendacijos bet ar paraleliai vyksta kažkokie tyrimai, ar jūs darote kažką, kas, kaip jūs sakot, pagalbinės priemonės, kurios jums leidžia labiau apčiopti jo poreikį asmeninį? Nes jeigu sako, mano pirma dienos pusė, viskas ten gerai, Aš visiškai lengvai ir valdau savo impulsus ir viskas ten tvarkoja. Antroji dienos pusėje viskas blogai. Tada mes žiūrim, kas vyksta toje antrojos dienos pusėje. Kas vyksta su jo gliukozė, kas vyksta su jo insulinu, nes galbūt jau ta grandis išsibalansavusi. Aišku, žiūrim ir hormoninį foną. Galbūt skydliaukė jau nebe taip gerai veikia, kaip veikdavo. Gal keičiasi lytinių hormonų fonas. Tarkim, šitą pastebė vyrai mažėjant testosteronų, švelniai mažėjant testosteronų, jų kartais tas antros dienos pusės energija, sako, aš jeigu nespėjau darbų iki pirmos nuveikti, tai paskui aš jau tik mechaninius, tik Excelius galiu dėstyti. Taip. Tai šitus dalykus, irgi tada tyriam, nes tas fonas tikrai pasunkina. Tada valios pastangų reikia daug daugiau, negu šiaip kažkam tai laikytis tų mitybos dalykų. Ir galbūt tada ir korekcijos reikia. Man dabar nuskambėjo. Aš atėjau su tokiu tikslu, Algė mane įtikins ar ne, kad funkcinė medicina. Jau po truputį gaunu, nes tikrai tai yra jau labai individualu ir personalizuota ir jau skamba labai solidžiai iš tiesų. Nes pačioje pradžioje norėjau dėti vėlgi lygybės ženklą ir mitą, kad jūs paneigtumėte arba patvirtintumėte, kad funkcinė medicina tai yra tas pats, kas tyrimai poliklinikoje, kurios aš nueinu ir ten irgi labai individualiai gali. Kaip suprasti individualiai? Man reikia to, aš sumokėsiu, bet man ten prostatos antigeną, ten vitamino D, visus ten smulkius ten tuos. Tai, nes aš taip įsivaizdau, kad, mes čia kalbėsim apie tyrimus, tai ir čia irgi yra tyrimų jau pakankamai išvystyta mūsų sfera, ten yra ir laboratorijų, kurios pačius kraujo tyrimus pasiūlo, individualiai daro, tai kažkaip, Daug galima sužinoti iš visų kūno skysčių. Tikrai yra labai daug informacijos. Aišku, labai daug ir nežinom. Kuo giliau į mišką, tuo daugiau ten visko randam. Ir kartais turim keisti savo pažiūras ir tos pažiūros kartais keičiasi greičiau negu laboratorinės normos. Nes, jūs sakot, poliklinikoje nuėjau. Tai klasikinės situacijos ateina, pas mane mažakraujystės nėra, moteris sako. Iš ko tyrė iš bendram kraujo eritrocitų, raudonųjų kūnelių užtenka, feritinas telpa į laboratorinę normą, bet jis tarkim 18. Plaukai, nagai, ten visa kita negerai. Tai toj situacijoje aišku, kad vis tik tai neįvertinta
trūkumai, o trūkumus įvertinti yra sunku. Vitamino D laimė jau įėjo į praktiką tikrinti, o daugybės dalykų neįėjo, arba jie blogai patikrinami. Magnio matavimai kraujyje, jie nieko neduos žiniai apie tai, kas jūsų ląstelėse su to magniu. Ir tam, kuriam naktiniai mėšlungiai pasportavus, pamatuoji tą magnį, normalus tas magnis. Dėl to, kad tai nėra tinkamas žymuo. Ir daugybė kitų. Mus mokina truputį kitaip ir aš mačiau ir jūsų kiti pašnekovai apie tai kalbėjo, kad tas vertinimas, taip kaip specialistai vertina, jau ir iš savo žinių ir papildomų tyrimų, truputį subtiliau dalį tyrimų. Dalį tų pačių parametrų tai nėra vien laboratorinės normos. Tai yra vėlgi ir visas derinys, kaip jie kartu. Nes dažnai, tarkim, matom, kelių mineralų trūksta. Tai bus geležies trūksta, o pasižiūrim dar varį. Turbūt 80% lygiai taip pat vario per mažai. Dažnam dar ir cinko. Jau keli metalai, kurie nukrypia. Tada jau ieškom, ar jis nesurenka, ar jis nepasisavina. Čia mes galim nueiti ir į suvokimą apie pasisavinimą. Ir mes jį šiais laikais visai gerai galim ištirti. Jo, paskutiniu metu jau populiarėja ir vis galima pastebėti vienur kitur omega-3 tyrimai. Tai yra omega-3 riebių rūgščių. Tai jau galima sakyti, kad žmonės jau kažką įsileidžia, nes jau tas, kaip sakoma, apskriejo socialinę mediją, apskriejo šiek tiek kažkokias žiniasklaidos priemonės ir jau apie omega-3 riebių rūgščių tyrimus jau žmonės kažką jau pradeda. Aš pats asmeniškai irgi. Matavotės. Matavomės jos. Esminė nepakeičiama mitybinė medžiaga. Esminė. Tai ir reiškia, labai daug ką pasako, velniškai eina savo. Ir tas yra informatyvų pamatuojama, kita vertus, geros kokybės omega-3 papildai yra brangus, nes jeigu jie sertifikuoti, pavyzdžiui, mes norim neščiai ten kad būtų saugu dėl toksinų ir dėl kitų, kad jie būtų patikrinti dėl sunkių metalų ir kitų taršalų, jie brangus. Dozės gali būti kartais irgi, poreikis ganėtinai didelis, jeigu žmogui tenka su uždegiminėm situacijom, lėtiniam, chroniniam ligom gyventi. Tai tada, bent norisi žinoti, ar aš pasiekiau tą lygį. Tai nereiškia, kad tau nuolat reiks matuoti, bet nuo ko bent startuoju. Nes labai buvo įdomu su kolegomis, su gydytojais, kardiologais ir vidaus gydytojais. Pasidarėm tos tyrimus. Ko tik nematėm, nuo žemiausio iki visiškai normalaus, ar netgi aukšto. Buvo visiškas išsibarstymas ir tai buvo toks labai geras supratimas. Čia taip jau nėra, kad savaime. Taip kaip su D pripratom, su omegom dar nepripratom. Bet yra, sakau, medžiagų, kurių mes net gerai negalim išmatuoti. Mums yra sunku, nes veninis kraujas ir kapiliarinis kraujas parodys, kas plaukia tą valandą, bet neparodys nieko daugiau. Alge, 2 klausimai viename. Pirmas, kokia yra Lietuvoje situacija su funkcinė medicina, kaip ta kultūra plečiasi, ar jinai jau po truputį, ar dar ne? Tai šitą man papasakokit. Antras dalykas, aš girdėjau, jog labai nemažai medicinos specialistų, gydytojų linksta link funkcinės medicinos, mokosi, kvalifikuojasi ir tokiu būdu, tai skamba nemažai, kurias teko skaityti, kuomet ruošiausi mūsų pokalbiui, tai leidžia jiems jaustis labiau profesionalams. Tai aš reiškia darau išvadą, kad žmogus, specialistas, gydytojas, daktaras, kuris nori tapti funkcinės medicinos specialistu, jisai žino, kad tada jisai jausis dar kietesniu ir geresniu specialistu profesionalu. Savijauta, tas savivertės kažkoks momentas. Tai lietuviška kultūra ir šitas fenomenas. Ką aš galiu pasakyti apie medikus, tai dažniausiai yra labai smalsūs žmonės. Jiems, studijų pabaiga nereiškia studijų pabaigos. Jie lyg negavo to diplomo. Jie toliau. Ir daugelis tą toliau pasirenka arba pagal ko reikia konkrečiai darbe. Darbe, ko klausia ir kur aš pajuntu, kad mano labai aiški riba. Ir pacientai, daro viską, o aš jaučiu, kad aš jau kaip ir savo, visas galimybės išsėmiau. Ir tada toks, o ką dar? Tai čia dažnai dėl to prisideda. Mums funkcinė medicina Amerikoje, kai dėstė, tai buvo labai nemažai specialistų, pavyzdžiui, gastroenterologas,
funkcinės medicinos specialistas, kardiologas, funkcinės medicinos specialistas, endokrinologas, funkcinės medicinos specialistas. Iškia su tom dvigubom tokiom, ne? Aišku, ten kaip antžmogiai kai kurie jau atrodė, kad gal čia jie ir netikri, bet dabar vat, aš žiūriu tą pačią tendenciją, matau Lietuvoje. Ir yra žmonių, kurie prie savo specialybės, na, pavyzdžiui, minėjot jau gydytoją dietologą Edvardą, jisai supranta, kad jam palanku pridėti daugiau žinojimo apie virškinimo sistemą, apie mitybos deficitus ir jų susikūrimo priežastis kitas, ne tik tai jų korekcija, ką jis aišku išmoko čia. Nes kaip pagalvoju, dietologija juk yra. Taip, jie jau turi šitą. Bet yra krūva dalykų ir apie visokius neuronešiklius, nervų sistemos ypatumus, simpatinės, parasimpatinės disbalansą. Arba ateina pacientai reikalaudami juos išgelbėti nuo dislipidemijos, nes jie nenori gerti statinų ir sako, vat man padaryk dietą, kad vat. O ten visos mūsų nuorodos sumažink sočiųjų riebalų. Kurių sočiųjų, iki kiek, nuo kiek iki kiek. Tų sočiųjų riebalų ten, Dieve mano, kiekvienas su savo ten 20, 10 ir panašiai ilgio grandinėm. Tai tada pradeda mokytis. Tas pats, aš žinau, ginekologų, kurie pasiėmė bent po 1-2 modulius, tai nereiškia, kad jie įspilna iki sertifikacijos, investuos savo pinigų, marės laiko, vien tam, kad taptų sertifikuotais. Bet tos modulius jie pasiima 1, 2, 3 pagal galimybės temomis. Arba kaip paskatinti kepenų veiklos aktyvumą, ne? Nes daug tų kepenų suriebėjimų įvairios kilmės. Kaip pagerinti šitą mitybos priemonėmis ir papildais ir kad tai būtų mokslų pagrįsta, kad tai nebūtų, na, mano močiutė sakydavo, kad užteks tau pelynų arbatos, jeigu turėjo balų ten negali ir panašiai. Vat, kad nebūtų to kraštutinumo, kurį žinai nebe iš medicinos, o vos ne iš folkloro, ne? Tai labai ima ir yra specialistų, kurie gali eiti į funkcinę mediciną, dabar jau atskyrė tas linijas sertifikavimui, nes, tie egzaminai, aš suprantu, kad yra neadekvatus visiems. Tai atskyrė gydytojam ir kitiems sveikatos specialistam. Tai dėl to Lietuvoje aš matau ir tokį susidomėjimą iš kitų sveikatos specialistų. Tai yra kineziterapeutai, jų bus kitokia sertifikacija. Jie gali prisidėti dalykus. Nes, dažnas neina pas dietologą, o klausia savo trenerio, tai ką čia man valgyti? Aš noriu būti kaip Alanas. Tai ką tu čia valgai, ką tu čia darai? Tai klausia. Kiaušinius aš. Tai va. Ir klausia ir sako, valgau kiaušinius, sako, o kiek man valgyti kiaušinių? Ir pokalbis prasideda nuo to. Mesgi nebėgam pas gydytoją daugybę tų klausimų, juolab mūsų gydytojų nėra kada ir paruošti. Vat Alanas, kol jisai treniruotė, jis turi ekspozicijos gerą laiką, kai jis gali pašnekėti, kiek jis tų kiaušinių valgo, kaip jis jos su kuo jis valgo, ką jis dar daro ir panašiai, tai jau bus labai, labai gera dalis, perteikti daug informacijos ir tikrai tokios patikrintos. Algi, pertrauksiu, o bet kas gali tapti funkcinės medicinos specialistu? Tarkim, ten yra šios tinklalaidės operatorius gali tapti? Ne, specialistų sertifikuotais netaps. Jis gali susimokėti pinigų, pasiimti kursą turbūt ir savo žinoti šitą, kiek jis iš to supras, taip kaip aš galėčiau pasiimti apie puslaidininkių fiziką. Taip, supratau. Susimoku ir klausau, bet aš tikrai netapsiu. Bet iš jūsų supratau pasakymų, kad daugėja tų specialistų. Daugėja. Ir kiti klausinėja, kreipiasi į mane, klausia, ką manau, ar verta, nes, pavyzdžiui, kiti baigia mitybos mokslus ir sako, ar čia daug persidengs ar ne. O tai yra ganėtinai daug baigusių Didžiojoje Britanijoje arba Amerikoje mitybos mokslo. Ir jau jie sertifikuoti, viskas tvarkoja, sako, ar čia būtų prasminga dar pridėti. Tai čia turbūt yra, jeigu dirbsi su žmogum, jeigu konsultacinį darbą darysi, tai aš visada sakau, labai verta bent vieną zoną, su kuria kasdien susiduri, prisidėti. Ką išmoksi, čia jau kaip pavyks, bet, suvokimai gausi. Algi, trumpas klausimas. Kaip reikia teisingai gydytis? Teisingai gydytis? Čia turbūt, to jau nežmogiškojo plano klausimas. Čia tas gydytis reikia, nežinau, iš tikrųjų, gydytis reikia pirmoji eilėje nuoširdžiai, norint pasveikti, norint būti
visiškai sveiku, bet turint ir prasme tam sveikumui. Tai tada pradeda rikiuotis, ką man reiškia tas gydytis, ne? Nes tas gydytis galbūt reiškia pirmoje eilėje sielos kažkokią ramybę, ne? Nieko ten įmantraus nereikia, aš būsiu, kai būsiu rami ar ramus, kai būsiu geroj pusiausvyroj, kiek galiu būti, tai aš jau tada suprasiu, ar man pas ortopedą, ar man pas odontologą bent jau implantus susidėti, bent jau dantenas išsigydyti ten ir panašiai. Vat turbūt daug bus aiškumo. Taip papildant, neatmestinai visų pirma. Taip, reikia gydytis. Tada jau bus. Ir tada atsiras tas ir nuoseklumas, ir atidumas. Nes, šitas toka tiesiog masinė atvažiuoja. O konkretinu tada, ar man reikia užsiimti prevenciją? Ar laukti, kada, tikrai jau pasireiškia ir tada? Ar stengtis užbėgti įvykim? Kokią jūs poziciją priimat? Nes tarkime, aš kai pas savo automobilio specialistą einu į servisą ir sakau, žinai, man atrodo, kad reikia ten kažką pasižiūrėti. Jis sako, klausyk, ten tikrai tu girdi tą garsą barškalojantį. Ar sako, tau tik tai taip atrodo? Sakau, kartais būna, kai sako, klausyk, kada girdėsi, tada ir atvažiuok ir sutvarkysim tau, žinai, nes dabar, kam tau čia tikrinti, jo, bet susikata kažkaip lyg ir atrodo norėtųsi, kad ne tada, kai jau reikia keisti dalį. Nepradės širdis barškėti. Aš visada už tai, kad mes kuo daugiau apie save žinotume, bet aišku, adekvatumo ribose. Nes kurį nepaimtum parametrą, ar laboratorinio, kraujo šlapimo tyrimo, belia kurį, geriausia, jeigu aš bent laiks nuo laiko žinau savo duomenis, kaip ir savo parametrus, kai aš gerai jaučiuosi. Pirmoji eilė, kad tai yra, filmas visada parodo daugiau negu nuotrauka, ne? Tai jeigu aš turiu savo kasmetinius kraujo tyrimus ir galiu jos parodyti specialistui ir pats pasižiūriu, aš suprantu, kad kažkas keičiasi. Tada man lengviau daryti išvadas, kurios, nesiekia to, kad kažkas jau sutriko, jau ten kliba, griūna, baladojasi, tada pirmą kartą ateinu ir, čia truputį nukrypia prie ribos, čia gal jūsų norma, gal jūs visą gyvenimą tai buvo, tai ne jūsų toks standartas ar toks ypatumas. Tai, o paieškas vėliau, amžėjant, žinant, kad, jeigu jau automobilį žinom, kas kiek reikia ką keisti ten ir panašiai, ir kad žieminę su vasariniam padangas reikėtų pakaitalioti, ne? Tai lygiai tas pats principas. Profilaktika apsaugo nuo daugybės bėdų ir dabar ta profilaktika yra, tokia patogi, tokia lengva. Išties. Jau nenueiti dėl to pas ginekologą, kad aš nemėgstu pas tuos ginekologus. Žinot, jau čia yra, kaip sakoma, turtingos, papaikusios visuomenės toksai. Aš nemėgstu. Čia ne tai, kad aš negaliu ar neprieinama, bet ir visur, kur mes galim prieiti, o prieiti labai daug, kur kūne dabar galima. Ir priedo yra labai daug prietaisų, kurie, tikrai neišvargina paciento, jau jokio ten sunkumo išsitiriant. Nežinau priežasčių, dėl ko nežiūrėti, nesitirti ir panašiai. Yra įsitikinimų, kad aš pajusiu, bet yra žmonių, kurie turi tobulą kūno pajautą, bet jų vienetai. Daugiau yra, kurie neturi tobulos kūno pajautos, o lyg būna, lyg nebūna. O kaip jums ten būna? Tarp kitko, žinokit, labai dažnai girdžiu iš specialistų, kad savistaba yra labai svarbu. Tiek mityboje, tiek fizinėme aktyvume, juk mes turime surasti savo tinkamą. Taip. Intuityvumas yra nemažai. Neatšaukiamas visą laiką. Tikrai taip, bet šioj vietoj, funkcinės medicinos kaip viena iš tokių, trūkumų arba kritikų esu irgi skaitęs, kuris sako, jog tai yra tyrimai, kuriais vadovaujasi specialistai ir kurie nelabai gerai mokėdami interpretuoti, o vadovaujasi aklais tyrimais, jie gali pasakyti tau priešingai. Reiškia, tau paskirti pagal tavo analizės duomenis, kad tau produktai kai kurie yra netinkami, nors jie tau atrodo, kad nieko blogo nedaro ir kuo puikiausiai tinka. Fizinio aktyvumo gali tau nuimti jėgos elementus, galbūt dėl vienu ar kitų priežasčių, nors tau jėgos treniruotės atrodo
Ir energiją pakelia, ir miegą subalansuoja, ir tavo, nežinau, ten raumeninė masė auga ir dar kokių ten galima paimti parametrų ir panašiai, nors tau sako nebedaryk, nes tu tokiu būdu ten galbūt, nežinau, degeneracinius procesus stuburos ląstelių, ten tarp ląstelinių diskų padidins ir panašiai. Šioje vietoje sutinka su tuo, kad, na, tai gali ir kartais pakišti pagalius į ratus. Gali, aišku, čia gali būti ta situacija, kurią jūs apibūdinot, kad specialistas netinkamai interpretavo duomenis, nepaimė kažko į visumą. O gali būti ir kitas variantas, ypač su mityba. Su mityba, na, vienus dalykus galim labai greit pastebėti, kad netoleruoju. 1-2. Ir tada žmonės žino, nuo šito man būna taip. Čia užtenka geros savistabos. Bet dažnai žino miglotai arba prikabina prie vieno dalyko, na, valgė varškės, taip vadinamą sūrelį arba saldų sūrelį, kuris yra iš gausybės ingredientų, stabilizatorių, emulsiklių, ten dažiklių, šmiklių ir panašiai. O išvada daro, aš netoleruoju laktozės. Aš pats žinau, kas man negerai. Tai kartais būna išvadų kokybė žmogaus, su kuriuo tas vyksta, irgi nepakankama. Arba sako, nu, man tikrai nieko nėra nuo to ir ano, nu, tarkim, nuo kažkurių ten pieno produktų, ne? Bet mes matom nuolatinius nepakankamai gero virškinimo požymius ir tyrimai tą patį rodo ir dar, na, aišku, uždegiminiai fonai ir kiti gleivių gamyba pasikartojantis kažkoks, nu, alerginių procesų provokavimasis, nu, daugybė požymių gali būti, ne? Ir mes tą žmogų paskatinam pabandyti, pašalinti tą dalyką. Skatinam tam, kad jisai patirtų ilgesnį laiką negu vienkartinis pašalinimas. Ilgesnis laikas leis imuniniai sistemai sumažinti jau cirkuliuojančių medžiagų, kurios plaukios pasitoj sistemoje savaičių savaitėm, mėnesių mėnesiais. Nu, kai pasiskiepijam, kiek laiko plaukė. Taigi matuojam po metų kažkiek, ne? Kai kurios dalykus ar po daug metų. Tai nuo skiepo. Bet tas pats ir su maistinėm medžiagom, kurios davė imuninį atsaką. Tai dėl to mes galim tiesiog nejausti, nes tai neįmanoma. Galim nejausti dėl nepakankamai išugdytos pajautos. Nes jinai lygiai taip pat lavinama kaip ir kūnas, kaip ir dėmesys, kaip ir protas, kaip viskas. Lygiai taip pat. Jeigu nelavinom, būti tokiu subtiliu pajautėju, nu, ne kiekvienam taip savaime duota. Arba mes dažnai klaidingas išvadas pasidarom ir negalim to žinoti iki tam tikro laiko. Bet aišku, pertekliniai tyrimai ir griežtos rekomendacijos, nu, jos turi visada savo trūkumus. Aš sakau, kad jeigu kažką šalinam, būtinai turim keisti. Ir dažniausiai stengiamės keisti kažkom labai geru, geresniu. Nes vien šalinti, nu kokia ta mityba liks. Ir nenorim tų dietų, kurios netinka laikymuisi maksimaliai ilgai. Na, aišku, jeigu yra celiakija, nu, viskas, aišku, kad tai gadinsi gleivinę, gadinsi, jeigu atkakliai valgysi, ne? Tai toj situacijoje yra aiškiai ištiriama ir rekomenduojama, nors kartais žmonės irgi iki tam tikro laiko nieko nejaučia. Nu, nieko nejaučiau. Nieko man už tai nėra. Tyrimai rodo jau žarnyno gleivinės žymius pakitimus. Jau biopsija paimta rodo, kad ant tų gaurelių to kailiuko nebeliko senai. Žmogus sako, nieko aš čia nejaučiu. Vis tiek rekomenduosim tokioj situacijoje, nu, baigtų su glitimu, ne? Su tais produktais, kurie turi glitimo, ne tau. Yragi kitko valgyk, yra visas kitas maistas be šito ir tikrai yra ką valgyt, badu nemirsi. Tai dažna situacija yra su tuo glitimu tokia. Arba su kitom medžiagom, kurių, na, mes prašom tik tam tikrą laiką nuimti, iš karto paaiškindami, kad tai bus ribota laike, čia ne visam gyvenimui. Bet norim sumažinti tam tikrą dirginantį imuninę sistemą ar histamino daug turinčių produktų, kiekį sumažinti tam tikram laikui, kad sumažinti bendrą krūvį organizmui dėl vienos ar kitos priežasties. Lygiai tas pats su cukrais, su lengvai pasisavinamais angliavandeniais, paprastaisiais angliavandeniais. Nu, dažnai sakom ne tai, kad visą gyvenimą jau jokių miltų, jokių makaronų niekad nematyk. Bet jeigu yra periodas, kai reikia kažką suvaldyti ir greitai,
gali būti, kad sakysim, 3 mėnesius pamiršk. Gerai, po to. Mūsų tinklaladėje vandens pertraukėlė ir mes renkamės Akvilės vandenį šiai pertraukėliai. Vanduo, kurį atidarius, jūs galite būti tikri, jog jūs esate pirmas, kuris prisiliešite prie šio nekalto vandens. Ultra Clean technologija, išgaunamas vanduo, neturi jokio sąlyčio absoliučiai su nieku, apart jūsų lūpų ir gomurio. Atsigaivinam ir tęsėm mūsų pokalbį. Olga, o kas pas jūs dažniausiai kreipiasi? Vat, pavyzdžiui, jūs kaip į specialistę, kokio tipo pacientai, kokie nusiskundimai? Gal, sakyčiau, tokios 2 didesnės ar 3 kategorijos. Tai labai dažnai kreipiasi žmonės, kurie jau patys labai atidus savo sveikatai. Atidus, reguliariai prisižiūri ir jie vat, būtent tie, kurie nepalikę, kai jau kažkas subirės, taigi žinosiu, ne? Jie nusiteikia prisižiūrėti ir viską daryti laiku, atitinkamai adekvačiai. Ne, tai šitų yra nemaža dalis. Šiaip yra daug žmonių, kurie nebepatenkinti medikamentinio gydymo poveikiu, arba jis yra nepakankamas poveikiu, arba jis turi tiek nepageidaujamų reiškinių, kad žmonės ieško, kaip bendozę susimažinti, ar kaip susikoreguoti, kad galėtų geriau jaustis. Nes jie supranta, kad dėl tam vienos ar kitos aplinkybės jiems dar ilgai teks vartoti medikamentą, o jau yra nekomfortas. Tai reiškia, pirmi, kurie labiau prevenciją užsiema, o antri, kurie jau kažką tai turėjo nelabai gerą patirtį ir jau dabar ieško alternatyvos. Tai ir labai dažnai ateina žmonės didesnio hormoninio kitimo perioduose, kai yra tie tokie subtilūs, kaip ir vadinasi, amžėjimas, ką pažiūrėkite į pasą, sako man pasakė daktarė, į pasą pažiūrėjo, tada ateina pas mane, pažiūrėkim dar vis tik tai, ir mane pažiūrėkim, prašosi. Tai tas pažiūrėjimas dažnai ir yra, tas hormonų kitimo iki tam tikro lygio, jau nejutom, o paskui pajutom. Tai moteriam dažniausiai yra perimenopauzė arba susisumavę 2 situacijos. Skydliaukės veiklos nesklandumai, kurie jau ten ne pirmi metai, ar odos kažkokie pokyčiai, plaukų kažkokie pokyčiai, plus hormoninio fono kitimai, svorio kitimai. Kokios ten bebūtų tos išraiškos. Arba neranda man ligos, o aš be energijos, be to, be 25, nebegaliu daryti to, ką darydavau prieš 5 metus. Kas čia su manim darosi? Prasideda paieškos. Tai šitas. Jo, aišku, labai. Paminėt žodį susisumavo ir man iš karto klausimas apie sumas, kas yra visuomet labai įdomu. Irgi skaičiau, jog, vienas iš tokių funkcinės medicinos, tos personalizuotos medicinos lozungų, šūkių yra, jog tai ilgalaikiai perspektyvoje tikrai sutaupys tau kaštus, kalbant apie tavo sveikatos priežiūrą. Tačiau jos funkcinė medicina gali palepinti ir pakankamai įspūdingom sąskaitom tyrimų. Ar tai yra brangu? Yra tyrimai, kurie tose kainose, kokios yra Lietuvoje, tai jie, jeigu reikia šiaip ar taip atliekami, tai čia nesikeičia balansas. Ne? Ką mes kartais naudojam papildomo? Papildomą mes kartais naudojame, lietuviai beveik visi turbūt dirba su danų laboratorijom, kurios turi didžiulį pasirinkimą įvairių funkcinės, ne tik funkcinės medicinos tyrimų. Ten subtilūs geri tyrimai su labai daug parametrų ir tai gali būti kelių šimtų eurų ribose. Tai bus papildomi pinigai, bet ir aišku, aš suprantu, kad gali būti kartais, kad mes randam labai banalų dalyką, kurį ir netyrę rastumėm. Vadinasi, nepakankamas palankių mikrobų, tų commensals, gerųjų mikrobų kiekis. Ir tik įvardėjom vardais ir pavardėjom, kad to yra mažokai, o to yra daugokai. Ir tada korekcijai darom tą patį, ką darytumėm be šito tyrimo, ne? Čia aš šneku apie tokį GI map. Taip. Bet kartais tas tyrimas, nors jis ten kainavo arti 400 eurų su visų parsiuntimui ir visų kuo, parodo tokių dalykų, kokių po vieną tyriant ir ypač laike išmėtant tos tyrimus, nes, kaip mes čia tyriamės. Nuėjom, pažiūrėjom, ar nėra ten vieno kokio tai blogiuko, kažkokio infekcinio, po to kito, paskui vis tiek blogai, tada gal uždegiminį žyminį.
O po to dar tą pažiūrim, paskui dar trečią. Na ir tas išsitęsęs ten per pusę metus. Pinigų prasme lygiai tas pats. O čia vienu sykiu gaunam ir mikrobus, ir parazitus, ir palankius, nepalankius, jų kiekius, uždegiminius žymenis, virškinimo pajėgumo įvertinimą, imuninio atsako gleivinėje žymenis. Ten ateina toks kalnas informacijos, kad kartais tai pagaliau sudeda į labai aišku bendrą vaizdą. Ir tada yra, korekcija iš karto labai tikslinga. Tu labai iškart žinai, kad čia neapsiribosim probiotikų gėrimu, ar ten valgykit daugiau daržovių, kad skaidulų būtų ir panašiai. Nes greičiausiai yra rimti virškinimo sutrikimai, kuriuos tada, jau žiūri kaip tvarkyti, kas ten yra įvykę. Ir ar su gastroenterologo pagalba ar be, bet jau tada tvarkomės. Tai tada atsiperka, tas tyrimas tada labai atsiperka. Hormoniniai tyrimai, vėlgi, čia jie Lietuvoje lygiai taip pat yra tikrai ne iš pigiųjų, jeigu reikia jų daug ir jeigu reikia gero įvertinimo, pavyzdžiui, dermatologai, kai atsiunčia ten trichologai dėl plikimo, taigi mes irgi darom visas baterijas hormonų. Pigiau ten neišeina, tenka žiūrėti. Ir kartais tos panelės, kur surinktos ten 16-17 tų hormonų kainuoja švelniai pigiau, negu po vieną daryti jos. Tai kada kaip. Aišku, pertekliniai tyrimai tikrai nebūtini. Ir priedo šiais laikais, kai mes turim daug labai pagalbinių priemonių, jūs su šito laikrodžio, ne? Turim Oura ringus visokius, dabar yra atsiradę, jau dalis Europos turi nuolatinius kraujospūdžio matuoklius, Actia 2, medicininio lygio FDA patvirtintas, gliukometrai yra. Deguonies. Taip, deguonies išmatavimai. Pagaliau galima nueiti pas specialistus išsitirti savo funkcinį pajėgumą VO2 max, ne? Jau yra galimybė. Visokių galimybių, pnoja išsimatuoti. Visokių dalykų mes galim išsimatuoti pagal konkretų poreikį, nelendant ten, kur nereikia. Nes kur nereikia, aišku, kai kam smalsu, jie tiesiog nori apie save žinoti. Ten visų genų, palankių, nepalankių, kurie kartais gazdina, dabar išsitiria kartais ir paskui gazdinasi dėl Alzheimerio ankstyvo. Priemonės bus tos pačios. Ankstyvas ar vėlyvas jums grėsia, ar joks negrėsia. Priemonės bus tos pačios. Pasalana ir pirmin judėti, nes tai efektyviausia. Vaistus gal sukurs, kol jūs sportuosit. Kol jūs sportuosit, gal kažkas dirbs nuoširdžiai savo darbą ir sukurs vaistus. O dabar sportuoti ir metabolinius parametrus mitybą prisižiūrėti, jokių lėtinių ligų kaip antro tipo diabetas, ten nutukimai ir taip toliau, kad neatsirastų jūsų nei kūne, nei horizonte ir tada žiūrėsim. Šiaip tarp kitko paminėjote ir diabetą, ir Alzheimerį, tai jeigu aš neklystu, jau dabar yra išrastas ir patvirtintas 3 tipo diabetas, kuris yra susijęs su Alzheimeriu, būtent kažkaip aš ten dar tiksliai neįsigilinau. Taip vadina, kad tai yra tokio tipo smegenų pažeidimas, kuris turi labai daug analogijų. Labai panašus dėl to, kad tam tikrų medžiagų atsidėjimai ir pakitimai baltyminių struktūrų ir kitų ląstelinių struktūrų smegenyse. Bet mes čia pasikviesime endokrinologą šioje vietoje ir jisai mums tikrai išdėstys visą apie tą. Tai bus labai įdomu sužinoti apie tą 3 tipo diabetą. Irgi čia dabar paminėjom daug duomenų, kalną informacijos ir vėl gaudau jūsų žodžio ir man tokia nuomonė peršasi, jog funkcinė medicina, tai ką jinai daro, kaip jinai sugeba daryti, kiek jinai duomenų surenka, tai yra ne kas kita, o kaip ateities medicina, tokia įsivaizduojama, kuri su dirbtinio intelekto pagalba galėtų daryti iš tiesų stebuklus. Nes visi tie duomenys, jie kažkur nugula, jie yra surenkami, personalizuota medicina plinta, individualus priėjimas plinta. Tie tokie, juk tai yra ne kas kita kaip klinikinės studijos, kurios yra taip reikalingos mums, kurias mes taip cituojame ir sakome, jog tai yra mokslo patvirtinta, arba buvo atlikta studija, arba tyrimas atliktas, arba dar tokius protingus žodžius mes sakome, kur jie jau mūsų užtvirtina, kad taip įrodė mokslas, kad reiškia, čia. Tai čia yra ne kas kita kaip mokslo įrodymai, tai yra konkretus
įrodymai ir darbas su žmonėmis, jų duomenų rinkimas ir kažkada ateityje galbūt mums užteks įsigyti kažkokį tai premium paketą, kažkokią tai dirbtinio intelekto platformoje ir sakyti, vat, jisai netgi galbūt ir tau pats pasakys, kai tu ten susivesi visą savo duomenis, jie matys tavo lygų istoriją, jie tau bami iš karto kažkokius pasiūlymus teiks. Man iš karto dėliojasi va toksai, kad tai yra nekas kita, kaip jūs manot? Aš manau, kad daug šito bus ir vis daugiau, jau ir yra daug ir tas galimybės išnaudot labai labai norisi. Nes, na, pavyzdžiui, pradėjau dirbti taip, kaip mokino mane, na, pavyzdžiui, su oda. Na, dermatoskopų pažiūri, jeigu ten yra apgamai, jeigu jie įtartini, jau siunti pas specialistą, jeigu neįtartini, patari ką daryti, kaip prisižiūrėti pagal zonas. Dabar atsiradė vat, visos tos galimybės, ką jūs sakot, dabar yra aparatai, kurie atitinkamai išdidina, atitinkamai apšviečia ir negana to visus duomenis tu važiuoji per tą odos paviršių su davikliu. Viską sudeda, apdirba, aišku, kompiuteriniais būdais, apdirba iki tiek, kad paskui, kai kitą kartą jau pagauna įtartinus darinius odos, aiškiai, jau tau sužymi, ką tu plika akim niekaip nepamatysi, arba jeigu pamatysi, gali ir pražiopsoti. Nes jeigu daug apgamų, daug nelygumų odos, ne? Bet to, tą kart viskas buvo tvarkoj. O baltas žmogus su tamsiais apgamais, pasikaitino saulei, ateina po metų. Į tą patį aparatą pasižiūrim, deda tuos pačius duomenis ant tų pačių. Ir čia jau su žmogaus pajėgumu, su mano regos ir ten atminties ir bileko, pagaliau nuotrauką su nuotrauką lyginsiu, aš taip nepalyginsiu. Ten iš karto pokytį pagauna. Patamsėjo, kraštai pasidarė neaiškus ir taip toliau. Lygiai tas pats su matavimais kitimų kraujyje. Taigi jau dabar visi gliukozės tie monitoravimo, nuolatinio monitoravimo aparatai, jie jau tą informaciją irgi perdirbinėja atitinkamai. Mes gaunam gausybę informacijos, kurios mes neturėjom. Kaip sakom, transliuojama iš įvykio vietos arba tas kraujospūdis. Prašai paciento atsiųskit savo nuotraukas, tos print screenus, kaip jūsų vakar kraujospūdis, kaip. Tada atsiranda, tikrai daug tikslesnė korekcija ir medikamentų dozių ir laiko parinkimo, kai žmogus pats pradeda suvokti, tai yra jo paties savęs pažinimo išplėtimas. Nes jis mato, kad dabar, kai aš taip jaučiuosi, tai pas mane va tokie žymenys. Aha, aš jau žinau. Tokia savijauta greičiausiai tai yra tai. Tai tikrai ta jungtis tarp technologijų ir pajautos, jinai yra labai puiki, o daktarui tai yra didžiulė pagalba. Nes tikrai nuims dalį dalykų, kurie gal ir nebūtini kol, nes vis tik tai medicina lieka užsiminėti tuo, kas būtina gydyti, koreguoti, gelbėti, operuoti. Iš tikrųjų, ten, kur jau reikia labai specializuotų, aiškių, gilių žinių ir konkrečios patirties, įgūdžių. O dalį tokių dalykų, kaip jūs sakot, jeigu šitą nuims tos priemonės, kuo puikiausiai, nes tikrai labai daug ką gali patart. Tarp kitko, norėčiau mūsų žiūrovų paklausti, ar jūs, pavyzdžiui, užsiimate prevenciją, buvo toks klausimas nuskambėjęs, ar vis dėlto kreipiatės į specialistus ir darote tyrimus tuomet, kuomet jau būna simptomas aiškus ir konkretus, ar vis dėlto bandote užbėgti įvykiam už akių, tai galite parašyti komentaruose, kaip jūs užsiimate savo sveikatos priežiūrą, būtų labai įdomu išgirsti ir tuo pačiu galite pakomentuoti, kaip surezonavo šiandienos pokalbis su Alge. O pabaigai toks irgi paskutinis klausimas jums, ar įmanoma gyventi be papildų? Turbūt aš esu pavyzdys to, kad įmanoma, nes, tarkim, kartais vasarą aš visiškai jokių papildų negeriu, nes jeigu aš galiu sau leisti, bet gerai labai maitintis, išsimiegoti, judėti pakankamai, pailsėjusi, nieko man netrūksta. Kai Lietuvoje ateina ruduo, tai tada be vitamino D, jeigu aš ne Malagoje, o darbelėje, tai tada aš manau, kad bent jau vitamino D man reikia. Ir atitinkamai paskui atsiranda ir kiti dalykai situaciniai. Tarkim, aš žinau, kad aš ten omegų, tikrai nevalgiau to žuvies šią savaitę, nei karto, nes tiesiog jos nepapuolė, ne?
na tai tada aš pavartoju. Bet papildai, na kaip ir, tai čia turbūt man dabar tas klausimas yra, ar galima gyventi, jeigu esi sveikas be jokių medžiagų deficitų, tai tikrai labai aukšti šansai, kad galima ir visai rekomenduoju. Nes iš maisto mes galim labai daug labai gerų dalykų, protingai susidėstę mitybą. Bet jeigu jau yra trūkumai be papildų, nu taip kaip neturiu laiko, bet turiu indaplovę, bet ją nedėsiu, plausiu rankomis, nes, aš prieš tas technologijas, toks, sakyčiau, požiūris, nes aš prieš papildus, pavyzdžiui, ne? Tai aš nepasipildysiu tų deficitų ir kitaip save pakamuosiu, nes aš turiu įsitikinimų, nes jie visi neveikia. Ir čia labai yra juokinga, čia kartais medikai turi tą. Nieko tie papildai neveikia, baikit juos gerti. Auditorijoje mediko, jeigu šnekamės, kartais paprašai pakelt rankas, kas ką geria. Ir beveik visų pakyla rankos. Tai ten vitaminas D, tai žiūrėk, koks dar vienas dalykas, 3, 4. Tai multivitaminai tam tikrais periodais, tai mineralą, kokį pavartoja, tai magnį, tai kaip pasportuoja, tai vėl kažką tai. Bet toks iš principo, ne. Tai aišku, nuostata aiškiai, mūsų nemokino. Aš irgi kol nesimokiau, turėjau daug daugiau nuostatų, kad, pala, čia kas, tai kodėl čia iš to maisto negalima, tai jeigu normalus žmogus valgo, tai čia, tokia buvo. Ne, iš tiesų, be papildų tikrai irgi galima gyventi, netgi kada tau jų trūksta ir tikrai gyvensit ir jokių problemų nebus. Tik klausimas, kaip gyvensit, kiek gyvensit ir panašiai ir taip toliau. Vis dėlto mokslas juda į priekį, čia yra vienareikšmiškai. Mes išsiaiškinom, per tą patį mokslą, kokius nepakeičiamus dalykus mūsų kūnas gamina pats, ne? Tai tos pačios amino rūgštys, tos pačios nepakeičiamos riebiųjų riebiosios omega 3 rūgštys, tas pats vitaminas D, kurio tikrai mūsų šiaurės tautoms labai trūksta ir reikia. Tai šie dalykai mes turime paploti ir padėkoti. Galbūt mes tiesiog kartais perlenkėme lazdą su tais visais super maistais, su tais tokiais greitai šokančiais, greitos mados kažkokiais produktais, reklamomis, kad išgersi šitą, tau ten staigiai bam, tas pasigerės, tas pagerės. Ten tikrai galima sutaupyti ir bet yra tam tikrų nepakeičiamų dalykų. Ir žinoma, vėlgi, kalbant apie didžiulę mokslo pažangą ir šiais laikais įmanoma padaryti detalų tyrimą ir mikrobiomos, ir mikroelementų, ir įvairiausių kitų dalykų, mes galime pasipildyti sėkmingai, irgi protingai su patarimais ir visokiamis mažesnėmis ir taipogi ne ką mažiau svarbiomis vitaminų ten grandimis įvairiomis. Taigi, apie funkcinę mediciną išsiaiškinome, jos svarba ir aktualumas tikrai yra labai didžiulis. Aš norėjau, kad mūsų šiandienos žiūrovai, kur mano tikslas yra, kad jie tikrai kažką sužinotų, išsineštų. Galbūt jie neišsinešė šiandien kažkokio recepto aiškaus, tarkime, kaip ten kažką. Tačiau jie galbūt supras daug labiau, kaip tai yra svarbu ir kokias mes turime galimybės ir kaip galima užbėgti įvykiam už akių. Koks tai yra didžiulis progresas ir kur link mes einame ir galbūt, kad tai taps ateities medicina iš principo. Taip, galbūt tai gali kainuoti nepigiai, tačiau mes vėlgi investuojame, kaip ir visur. Mes galime laukti. Aš jau ne vieną kartą esu tą pavyzdį minėjęs. Jeigu tu neinvestuoji $1 šiandien, tai tu turėsi sumokėti vėliau $7 už savo sveikatos tvarkymą. Čia yra oficialus tyrimas padaryta, paskaičiuota. Tai čia manau, kad lygiai taip pat. Tai šiandien manau, kad žiūrovai sužinojo labai daug, išgirdo, tikiuosi jums patiko. Ir aš noriu labai padėkoti Algiai, kad šiandien atėjote, pasidalinote, apšvietėte labai įdomi naujas sritis ir tikėkime, kad jinai, kaip jūs ir sakėte man, kuomet mes kalbėjome su jumis telefonu, kad jinai turi derėti su konvencinė ir tradicinė medicina ir tai, kad vis daugiau medicinos darbuotojų renkasi mokytis funkcinės medicinos amato ir meno, tai tik tai parodo, kad mes tikiuosi labai, kad netolimoje ateityje būsim dar labiau profesionalisni iš to klausimų. Tai ačiū labai, kad apsilankėte, visiems dėkui, kad žiūrėjote ir jeigu jūs pažiūrėjote iki šios akimirkos, nepamirškite paspausti to pačio laiko, kaip ir prašiau jūsų kažką pakomentuoti, pasiprenumeruokite mūsų kanalą skambutį, pasižymėkite. Tai yra maži dalykėliai, kurie yra labai svarbus mums
tinklalaidžių kūrėjams ir mes visą laiką prašome tai padaryti. Tad būsime jums dėkingi. Alge, gražių dienų, visiems iki.